vakar, bandant nuvalyti pelėsį ir pakelti veją grėblių. Tiesiog visiškai pradėjau grėbliuoti šieną ir supratau, kad beveik visa veja yra numirusi. Todėl šiandien būtinai teko atlikti šitą procedūrą, kad išvalyti vejos paviršių nuo negyvos žolės, taip leidžiant vejai greičiau atsigauti, pasisavinti vandenį, deguonį. Šią procedūrą atlieku su Alet multi įrenginiu. Originaliai čia yra cilindrinė vėjapjovė, bet jis keičia savo cilindrus ir gali skarifikuoti, gali šukuoti, gali iššluoti ir atlikti kitas funkcijas. Tokią procedūrą kaip šį sezono metu galima atlikti netgi 2 kartus per mėnesį, jeigu turite tokį įrenginį namuose. Jeigu ne, galite įsinuomoti. Mačiau, kad tokių įrenginių galima rasti. Tikrai verta tą padaryti, nes veja iš karto tampa žalesnė sezono metu tiesiog akyse. Taip pat padeda atkelti negyvą žolę, susigulėjusią žolę, atkelti, išrauti dalį piktžolių, surinkti dalį samanų. Tikrai labai naudinga procedūra. Na, o čia tikiuosi, jinai irgi padės vėjai atsigauti, kadangi visiškai pasikeitė vaizdas šiuo metu, ne apie vakar kalbant. Ir ši procedūra kitokia negu skarifikavimas, kadangi skarifikatorius lenda gilyn į velieną. Šukavimo metu į velieną nėra lendama visiškai ir yra surinkamas visiškas šienas, kaip matote. Štai galiu jums parodyti, tiesiog visiškas šienas. Dovanas galima pakuoti kalėdas. Tai va, sėkmės.